Šiandien po pusės metų pirmą kartą buvo užsidėjom džinsus. Tai aš net kelionės metu kelis kartus galvojau, kaip norėčiau užsidėti džinsus. Tai šiandien buvo ta diena. Tai jausmas labai geras. Bet ryte buvo keista, nes rengiausi tos normalius švarius drabužius pirmą kartą. Ir tiesiog žiūrėjau orų prognozę. Aš žinau, kad jeigu pradės lyti, man reikės, nežinau, slėptis. Tie funkcionalūs drabužiai tokie nuo visko apsaugo, nesvarbu, gali sėstis kur nori, gali eiti per lietų. O dabar taip reikia viską pergalvoti, negaliu per balas vaikščioti. Tai va, mes atvykom jau į Seatlo oro uostą. Po kelionės 3 ar 4 dienas ilsėjomės Seatle. Pažiūrėkit, koks kalnas. Čia turbūt bus Mount Rainier. Šitas kalnas matosi iš Seatlo miesto. Tai va, ir mes atvykom dabar į Seatlo oro uostą ir skrisim namo. Labai noriu parsivežti savo vaikščiojimo lazdas, kurios dabar yra lagaminė supakuotos. Man jau vienas yra Paryžiuje atėmė oro uoste, bet turėjau vilties, kad čia daugiau kalnų ir daugiau visos šitos kultūros, tai kad tiesiog supras mane ir netims mano lazdų. Tai kol kas dar turiu saugiai lazdas, bent jau pirmą etapą praėjau apsaugos. Aš tai netikėjau, kad jūs iki galo daeisit. Niekaip. Oi, nu šitokį. Šiandien sesutei papasakojau, tai sakė, kiek taip daug ėjau, 4000. Taip, sakau, 4200. Aš jau supratau, kad žmonėms patinka žiūrėti, kaip aš kankinuosi. Šiandien pirmą kartą po kelionės išėjau patikrinti, kaip veikia širdis ir kojas bėgime. O į realybę aš dar truputį negrįžtu, net iš mano aprangos matosi, kad aš esu visiškai su tais pačiais rūbais, su kuriais ir ėjau. Visgi supratau, kad praktiški rūbai, kokybiški ir atliekantys savo funkciją yra patys geriausi nešiojimai. Tai aš ir su ta pačia striukė, su tais pačiais šortais, batus tik tai bėgimą užsidėjau. Bet man taip labai gerai, aš gerai jaučiuosi ir šiandien vakare, pirmą kartą susitiksim su draugais. Jie mus pasitiko oro uoste ir šiandien jau susitiksim kaip penktadienio vakarą. Tai aš su savo draugiam susitiksiu namuose. Tai tokia iškart pagalvoju, tiesiog koks treningis važiuos, nes mes ten tiesiog namuose būsim. Ir tada tiesiog netyčia prisiminiau tokį dalyką kaip makiažas. Nes žodžiu, tokio nėra, make-upas. Tiesiog toks juokingas, iš vis buvau pamiršus apie tokio dalyko egzistavimą. Mes dar čia esam tik 2 ar 3 dieną. Ir mūsų pagrindinė užduotis dabar yra viską, ką išmokom, ką savo kartojam įdomi, tiesiog integruoti savo gyvenimą. Tai neskubėti pati svarbiausia užduotis. Taip smagu, taip jaučiu, kaip nejaučiu stresas kamščiuose, kaip užleidžiu žmonės visur. Ir tokį tiesiog savo primenu, neskubėk. Tiesiog, nėra kur skubėti. Tai čia buvo mano pagrindinis toksai tikslas. Tai kol kas sekasi puikiai kelias dienas. O kiti dalykai tai tokie, kad tiesiog išeit pasportuoti, judėti, kvėpuoti, atsikelti telefoną, smulkmenas. Eisiu namo, į šiltą vonę, į šiltą dušą, į šiltą maistą. Ir ką? Reikės galvoti toliau. Turime visokių minčių. Tik taip garsiai dar per anksti pasakyti. Kem 7 centimetrai po kriauklę. Norėčiau sakyti, sveiki atvykę į mūsų namus, bet aš dar pati čia nesijaučiu kaip namuose. Mes dabar atvažiavom, turim visus savo visokias spintas atsispausdinę. Ir dabar imam po vieną daiktą ir dėliojame lentynas. Ir pagal tai dabar važiuosim ir užsisakysim visą virtuvės projektą. Kur gulės ten puodai, kur gulės keptuvės, šakutės, kempinė, šiukšlių maišai. Tai viską imam po vieną daikčiuką ir žiūrim, čia mūsų virtuvės siena. Žiūrim čia į išdėliotas spinteles ir dėliojam.
Ok, tai dabar galim koridorių pasižiūrėti. Taip pat pasižiūrim, ar tikrai čia viskas. Tai čia reikia palikti, kad būtų vamzdžių vietos. Mano va šitą spintelę mėgstamiausia. Tai aš kažkur seniai pamačiau šitą spintelę. Tai va čia reiškia aš kepu, gaminu. Ir čia bus tokios dvi išvažiuojančios spintelės. Tai šitą išvažiuos ir čia bus prieskoniai aliejai. Taip va kepu ir va taip imu prieskonius. O čia išvažiuos. Tai labai norėjau specialios lentynos atskirai svogūnams, morkoms, bulvėms ir česnakams. Tai čia tokia išvažiuos, tokia kaip metaliniu tinkleliu ir ten jau kaupsis visos dulkės, šiukšlės nuo jų ir jie galės taip gulėti. Aukšta spintelė su valymo reikmenų laikikliu. Oh, shit. Matai, koks čia yra? Nu, netrodys man gerai. Atrodo, kad tas visas... Daryti, va taip išvažiuoja. Patys prisideda. Jo, bet man atrodo, kad nereikia šito. Nežinau, jeigu būtų mano valia, tai aš tiesiog norėčiau, kad visas namas būtų iš tiesiog akmens ir medžio padarytas, bet, nu, tiesiog neleidžia galimybės to. Bet aš ir kelioniai ėjau daug kartų ir mes, nu, akmenų tipažas keitėsi labai daug kartų ir aš tiesiog eidavau pro tokius akmenis ir 100 000 kartų tiesiog pagalvojau, kaip būtų nerealu vat vieną tą akmenį tiesiog parsivežti ir pasidėti vietoj ten kavos staliuko, pavyzdžiui. O koridoriai, tai nežinau, mes galvojom, kad dėžę turim sutalpinti šitą keliavimą savo. Taip, mūsų visa plastikinė dėžė. Kad kelionė dėžės turi tilpti taip į apačią. Mes turim tokias didelės dėžės, į kurias sudėta visokios ten stovyklavimo įranga, ten dujos, viryklės. Tada visas mūsų, dabar ką parsivežėm daiktus, tai visos kuprinės, miegmaišiai, čiužiniai, va tie visi daiktai. Tai ten mes kalbėjom, kad apačioj paliksim didelės tas dėžėms vietas. Tos dėžės mes vis tiek neįdėsim, netgi, nu, tipo, tarp dėžių netilps ta mūsų dėžė kempinimo, bet kokia netilps. Negaliu patikėti, pasiekiau savo, išlipau iš, palaukit kaip perjungti, išlipau iš savo 8-9-10 peiso, aš tiesiog nubėgau per 7, aš negaliu patikėti. Ir aš kiekvieną dieną nubėgau po 5 kilometrus, nu, per tas 45 minutes 5 kilometrus. Šiandien yra tiesiog 6 kilometrai ir 400 metrų. Tai reiškia, kad aš, net nereiškia, aš bėgau. Ir aš tiesiog suprantu, kad aš visą savo maršrutą išbėgiojau ir nebeturiu kur bėgti. Ir tu turėjau naujų visokių takelių ieškoti, kad rasti dar kur bėgti. Žodžiu, per ranką kaip džiaugiuosi. Kadangi daug tokių visokių minčių, planų galvose turiu, ką dabar noriu veikti, ką noriu daryti, tai labai pažadina ta mintis, kad aš tiesiog atsikeliu. Tiksliau suskamba žadintuvas ir aš sakau, vienintelis įmanomas būdas, kad man kažkur kitur pasisektų, tai jeigu aš sugebėsiu dabar suskambantį žadintuvą atsikelti. Ir tada kylu ir einu, aš jam buvau išvis juokinga, nes Gėlis taip gražiai mane apsikabinęs miegojo ir man suskamba žadintuvas ir man ant tiek jau galvoju ta mintis įstrigusi, kad va, turiu keltis, kad aš tik atsimerkiu, skamba žadintuvas, jis taip apsikabinęs mane ir aš sakau, nelaikyk manęs, man reikia keltis. Ir jis sako, tipo, sorry, ten kažką patraukė ranką. Ir tada aš pati atsiprašau, nenorėjau taip piktai pasakyti, bet tiesiog supratau, kad tikrai dabar stipri mano valia, tiesiog, kad atsisakiau tokio dalyko kaip apkabinimas, kad galėčiau tiesiog išeit pabėgioti. Tai taip ir bėga dienos. Mes rytais bėgiojam, tada kiekvieną dieną tiesiog važiuojame baldų parduotuvės ir įsirenginėjom butą. Tai leidžiam savo dar truputį taip labai ramiai įsivažiuoti ritmą, bet aš kaip pagalvoju, kad jeigu reiktų butą įsirenginėti su pilną etato darbu, tai įsivaizduoju iš vis kaip įmanoma, nes kiek ten daug reikaliukų ir kaip pavargau. Pirmą kartą taip 3 išsileidome tokią rimtą kelionę. Tai iš viso mes nueisim apie 70-80 km ir einame su labai gražiu tikslu. Papasakosiu po to, kaip prašvis, atsisėsim, paskambinsim žmogui, pas kurį einam ir paklausysim, ar laukia mūsų svečiuose. Tai iki jos namų yra 80 km mums. Šiandien planuojame nueiti 50.
rasti vietą, kur permėgoti ir rytoj pratęsti. Ir ateiti, kaip sakoma, ant pietų. Tai einam kaip visada prieki, žinau, kad yra viena kepyklėlė. Tai noriu tikėti, kad darbo dieną 6 ryto jau kepyklėlė turėtų virti kavą ir kepti bandeles. Tai jeigu tai pasiseks. Aha, va ten mes nueisim ir bus gera gatvės kepyklėlė. Nu, iškart surprizas malonas nuo padaryta. Tai Julius sudėliojo maršrutą, tai jis išrinko. Ei, žydė. Šuniukas nubėgo jau kažkur į mišką. Šuniukas iš vis tikrai nesupranta, kas jai. Čia vyksta ir mes nesam tikrai ten kažkokie profesionalų šunų vedžiotojai. Tai šiandien ir mokysimės, ar kažko trūksta, kad jinai galėtų komfortiškai eiti ir miegoti. Bet paėmėm viską, ko jai gali reikėti. Svarbiausia, jai maisto duok ir kaip raketa skris iki pat Stirna, matai? tikslo. Ai, čia šuniukas stirna. Vejasi. Nerealu, ką tik tiesiog sustojo automobilis ir linkėjimai moteriai, kuris sako, ar čia jūs tie žmonės, kurie keliaujate per Ameriką? Geriausias dalykas yra, kad visas vietas, kurias mes dabar aplankysime, visi žmonės galės patys ateiti ir paragauti. Ir įsitikinti, kas skanu, o kas tiesiog kėdutės dar užkeltus. Aš net nežinau, kur čia įeiti. Man atrodo, kad jie nedirba. Nedirba dar. Va taip, per langą galim pavostyti. Ką mes darom, ar mes laukiam 20 minučių, ar mes einam tiesiog toliau ir negeriam kavas. Kur kita kava? Tai manau, kad kita būtų Maišiagalai ir būtų iš Maksimos tokia. Išeinam per vartelius tuščiomis. Tai dabar eisim 3 valandas iki Maišiagalos ir gersim maišiagalietišką kavą. Im, Džidži. Eikš. Nenori gerti? Na, aš jums turiu pasiūlymą. Čia dabar po dešinę, kur matosi tie tokie gamykliniai pastatai, ten yra Irenos kavinė. Irenos kavinė? Irenos kavinė. Nori ten užeiti? Nu, skamba kaip Irenos, kad bus autentiški patiekalai tiesiog. Irenos kavinė. Aš galiu greit pažiūrėti, ar dirba toj. Irenos kavinė nepanašu, kad dirba. Dirba. Tai tik tais Google gal rašo taip. Nu, aš tiesiog galiu pasakyti paslaptį, kad aš esu joje buvusi ir ten yra tiesiog valgykla. Kirpikla, o paslaptį, tai nuo to ir reikėjo pradėti. Wow, bet tai mes čia per prastai turbūt apsirengėm. Grafo dvaras. Mūsų neįleisi tokį dvarą. Pabandome bent jau, jeigu ne, tada bus susidai Irenos kavinė. Gali būti, sakys, uždaras rytas. Tai mums pasakė, kad čia nėra jokio meniu darbo dienomis ir yra tiesiog dienos pietus. Tai mes viską pasiėmėm po vieną. Mes gausim barščius sriubos, žemaičių blynus ir kiaulienos gabaliukus. Man puikiai tinka toks meniu. Aš be jokios ironijos sakau, kad manęs niekas virtuvė taip negali pradžiuginti, kaip šitie tokie paprasti indukai ir va šita duonytė prie sriubos. Tai Julius dabar išėjo pamatinti Džidžį. Pirmas teistas bus tik tai iš manęs, nes aš nebegaliu sulaukti. Bet tiesiog nėra net ką komentuoti, akivaizdu, kad bus labai skanu, jeigu nėra meniu ir jeigu per dieną gamina 2 patiekalus, tai jau kažkas sukasi virtuvėje, kas išmano, ką daro. Kiaulienos gabaliukai su bulvių koše, kaip aš ir norėjau. Ir žemaičių blynai. Taste. Ir žemaičių blynai. Taste. Taste.
Man seilės kaupėsi. Ir turi kepsnys gerai atrodo. Viskas, vat kaip atrodo, taip ir yra. Nuostabu. Padažas atrodo kaip mokyklai toks. Sviestukas, grietinė. Mūsų nuomonė negalima pasitikėti, nes mes tiesiog nueinam 20 km ir tada valgom, tai mums viskas būna skanu. Nuskaitai? Labai skanu. Gerai ragausiu, paskui apsikeisime. Aš pamiršau svarbiausią dalyką. Mes juk nepaklausime kainos. Spėjame kainą. Coca-Cola mano spėjimas yra 2 eurai. 2 pem. Sriuba €1,30. Neįmanoma, kad sriuba tiek. 3 eurai bus. 3 eurai sriuba. Aš sakau €1,30. Patiekalas. Bet čia ne pagal skonį, tiesiog aš taip įsivaizduoju, kad tiek sriuba kainuoja. Patiekalas manau, kad 4 pem. Ir kadangi ėmiau setą, tai po sriuba plus patiekalas, tai mano bus tiesiog 5 pem patiekalas ir sriuba. O tavo? Manau, kad mano komba bus 7, 8. O jeigu sakysi po 15? Čia tavo, palauk, kaip ta kavinė vadinas? Kita. Inesos? Inesos kavinė? Inesa čia dirba anksčiau. Stažavosi. Dabar savo atsidarė. Pasinesa gal kainuoja €1,30. Labai mėsyta gerai paruošta mano. Visiškai žemaičių blynų virta tokia mėsa. Gal bus varškės spurgų šviežių? Jeigu ne tam pačiam aliejui kaip žemaičių blynų virtos. Tai man labai svarbu, kai aš valgau rastiklinę, iš kurios aš geriu. Man suteikia labai daug visos patirties. Tai čia yra tiesiog aukščiausia klasė. Būtų 10, jeigu būtų galima kopūstų įsidėti vietoj burokų. Arba šalia kopūstų ir burokai. O pas tave aš net neragavus pridėčiau iki 10 padažo. Padažo daugiau reikėjo, nes man atrodo, kad kadangi pirmi žemaičių blynai buvo virėjai, tai taip šliukštelėjo dar riešas apčalės buvo. Žinai, ne. Taip pabiškiau, kiti daugiau gaus, taip įsivažiuos ir... Aš dabar nuėjau užsakyti kavos ir pamačiau meniu ant stalo. Tai žinai, kiek kainuoja dienos pietus? 5,50. Rimtai? 5,50 visas dienos pietų. Nuo 9 ryto iki 4 vakaro gamina ir 5,50 tik tai. Bet kava kainuoja 3 eurus, tai mes sumokėsim už vieną porciją 5,50 už sriubą ir patiekalą ir 3 eurus už kavą. O kola dar 3 eurai turbūt. Ai, kola dar nepaskaičiavau. Mūsų šiandienos tikslas yra Širvintos ir iki Širvintų liko 23 km. Mes esame Maišiagaloje ir mums liko 5 valandas pėsčiomis iki Širvintų. Skambinu močiutei pranešti, kad mes ir toj pas ją atvažiuosime, nesakysiu, kad ateisime, nes jai tiesiog stresuos visą naktį. Atėję pasakysim, kad atėjome pėsčiomis. Alio, Labas, močiute. labas, Domilyte. Labas. Nu, kaip tu laikaisi? Nu, baisiai nesigirdi, vaikeliukas gali 17 valandą paskambinti. Kur tu esi? Aš namie esu, labai įdomus serialas, o taip įdomi dalis, vaikeliuk. 17 valandą būsiu laisvas tau paskambinti, gerai, ar galėsiu? Aš tau paskambinsiu vėliau, gerai? Gerai, 17 valandą. Gerai, močiute, sėkmės, gero žiūrėjimo, nieko tokio. Neturiu ką pasakyti. 15 minučių liko serialo. Belenkai juokinga, negaliu patikėti. Mes Amerikoje turėjome daugybę praktikos su upių kirtimais. Visokių gylių ir visokiais pavidalais per rąstus, basomis, per akmenis. Bet nesitikėjau, kad man šiandien reikės vėl šitą testą išlaikyti. O kaip šuniukas praeis? Bet jinai gal per šitą tai perbėgtų, žiūrėk, jinai iš paskos manęs eis gal. Nu labai įdomu, ar jinai bandys bent jau lipti per rąstą. Man atrodo, kad jai daug paprasčiau negu tau. Varyk, Džidži, varom. Mažytė, sulaukiu, Dieve, kaip bijo. Varyk, Džidži, varyk, šaunuolė. Labai geras šuniukas. O Dieve, ateik, katinėlė, ateik. Ateik. Pabandysi dar kartą? Pabandom dar kartą, gerai?
Go, Džidži, go, Džidži, go, Džidži, gera, šaunuolė, geras šuniukas. Varyk, gera, šaunuolė. Geras šuniukas. Dieve, kokia šaunuolė. Gerai, man mes klasdas. Gerai, ne, Džidži, būk ten. Nesvarbu jai. Gal ir nebuvo taip baisu iš tikrųjų. Gerai, laikausi. Aš man atrodo, po šitą ėjimą viskas pasiimsiu bent 2 savaitės atostogų. Dar pavargusios labai kojas. Aišku, mes šiandien nenormalius atstumus einam. Aš dabar žiūrėjau, kad jau yra nueita 46 000 žingsnių ir mums dar liko apie 13 km. Kaip šuniukas laikosi? Miega. O Dieve, ilsis mažylė. Labas, gražuolė. Klausau. Labas, močiute. Labas, David. Baigėsi serialas. Baigėsi, vaikiukai. Labai įdomi dalis buvo. Ką tu čia žiūri? Labai atsiprašau. Ne. Skambinu tau. Nieko tokio. O tau tėtė sakė, kad mes jau tai pas tave atvyksime. Aš tau turiu tokią siurprizą ir tik ko, gal po savaitės, gal po 2, galit atvažiuoti. Siurprizą mums turi po savaitės. Tai tokį siurpriziuką aš jums padariau. Atvažiuokit. Atvažiuosite ir vėl, gerai? Atvažiuosim ir vėliau ant siurprizo tikrai. O rytoj mes tiesiog pas tave atvažiuosim kokią 15-16 valandą, gerai? Ko tu atvažiuosi? Pagalvosim, susitarsim dar. Gerai, vaikiuk, gerai. O močiute, o ką iš parduotuvės nupirkti? Gal rytoj paskambint paklaust? Ai, nereikia nieko. Gerai. O tai pusryčiams iškepsi blynų? Iškepsiu. Gerai. O galėsi su obuoliais blynų iškept? Obalių neturiu. Nu tai va, obuolių atsinešim. Gerai. Super, sutarta. Gerai, močiute, tai pasimatysime rytoj. Gerai, ačiū. Iki. Mes jai norėjom siurprizą padaryti, bet gavom atgal siurprizą. Nerealu. Tai va, gausim blinukus su obuoliais. Čia mano vaikystės blynai, visiškai aš miegodavau pas močiutę ir man kepdavo tokius blinukus su obuoliais. Gerai, aš turiu iš karto atsiprašyti ir pripažinti, kad tiesiog pervertinau savo galimybės ir nuvertinau Širvintų galimybės. Ir šitas miestas šiandien prieš mane visiškai nugalėjo. Kai susiplanavom šitą kelionę, aš ją leidausi su tokia mintim, kad, čia toks pasivaikščiojimas. Vat man mačiau kažkas įrašė, kad sako, jums čia po Amerikos tai turbūt vienas juokas, tie va ten, kiek čia, 100 km turbūt gausis. Šiaip mes rytoj gal pažiūrėsim, kiek mes nueisim. Manau, kad tarp 80-90. Tai aš išėjau tai per daug nesirūpindama. Viena naktis, ten 2 ėjimo dienos. Tai sakau, turiu atsiprašyti ir tiesiog prisipažinti, kad klydau. Mums čia reikia eiti? Jo. Mūsų gastronominė kelionė šiandien tęsiasi į Alkanas Briedis. Tai ten jau bus toksai, man atrodo, modernus maistas, ten burgeriai ir ten sumuštiniai ir viskas. Ir va taip iš karto žemėlapį rašo, kad priima šuniukus. Tai mes su mielu noru priimam jų pasiūlymą, kurio jie nepateikė, bet apsilankyti ten. Oi. Aš nuoširdžiai pasakysiu, aš šiandien dieną visą nuo ryto man nebuvo nei sekundį lengva. Aš tiesiog einu ir tiesiog pervertinau savo galimybės. Galvojau, kad va, jau pasiilsėjom, jau ėjom kiekvieną dieną tiek, tai kas čia bus tą vieną dieną nueiti. Bet, sunku, bet mes kažkaip tokį ir čia labai didelį tikslą išsikėlėm, ten tos iškart, kiek čia, 65 000 žingsnių. Aš tiek turbūt nesu, net čia gal mano rekordas šiandien, aš nežinau. Bet va dabar ateina tas pergalės jausmas, tai jeigu kyla klausimas, kodėl aš einu ir kankinuosi, tai va dėl šito jausmo, kuris man dabar kyla ir kils artimiausius 1,5 kilometro ir tada
tiesiog sprogs kaip ferverkai, kai aš gausiu savo Coca-Cola. Aš jau visiškai išsekus ir naudoju paskutinės jėgas turbūt įrašyti šitą video ir tada valgyti šitą kepsnį, bet Širvintos mus pasitiko labai va taip va. Tai šitas kepsnys, kai mes atėjome, jis vadinasi prezidentinis karbonadas, kažkas tokio. Prezidentinis šnicelis. Aš labai pavargus, man taip skauda kojas ir rytoj reikia dar pasirodo 29 km. Tai mes šiandien vingiuodami per tuos kelius, bandydami išvengti automobilių kelių. Per daug truputį privingiavom ir dabar pagal laikrodį yra 56 km, pagal skaičius 60, kiek ten po 4000 žingsnių. Tai aš manau, kad panašiai ir nuėjom tiesiog, nes labai jaučiu ant kūno. Tai tikiuosi, kad prezidentinis šnicelis mane truputį išgelbės ir viskas, eisime miegoti. Wow. Mažytis. Džidži, kaip geras tavim čia būti. Aš negaliu patikėti, kad tu čia esi su mumis. Taip, aš tikiuosi tau patinka, kad tu linksminėsi dabar. Aš šį kartą palikau savo ultra light miegmaišį ir pasirinkau keliauti su tokiu storu, itin sunkiu, jis sveria daugiau negu mūsų miegmaišis palapinė ir turbūt viskas kartu sudėjus. Belenkaip sunkus, užima pusę kuprinės, vien jo maišas, dabar šuniukas ant jo guli. Bet jis pritaikytas labiau žiemai miegoti. Labas rytas, mūsų ekspedicija pas močiutę tęsiasi. Esame Širvintose. Širvintos, kaip ir tikėjausi, yra išblizgintos, viskas beveik deimantais padengta. Ir tik tai skaičiau, kad jie susidūrė su nelaimė ten prieš kelias savaitės, kad jų kažkokią prabangę skulptūrą pavogė. Bet mes iš to deimantinio miesto turime išeiti, nes jie turi vieną trūkumą. Jie tiesiog neturi paprastos kavos viryklos arba bandelių kepyklos. Tai geriausia, ką jie mums galėjo šį rytą pasiūlyti, yra degalinė. Tai mes einame į degalinę nusipirkti savo kuro ir šiandien liko 30 km. Turėjo likti 20 km, bet įsijungėm žemėlapį ir žemėlapį sako 30. Labai daug. Išsimiegojom, kaip mes išsimiegojom. O dieve, šuniukas. Tai jinai atsigulėšiai ten tokį patiesiau, kažkokią nesąmonę patiesiau ten prie kojų. Ir aš pasikeičiau ją pas save. Jau tas ir čiužnys man nesvarbu ir viskas, tiesiog pasikeičiau, kad kartu miegotų. Jinai atėjo per tą čiužnį ir tiesiog visiškai dalinamės per pusę čiužinų, kai išstūmė jinai realiai mane. Nes tokia prisispaudė visiškai pirmiausia prie mano miegmaišio, susišildė. O tada tiesiog visą išsirangė, išsiraitė ir jau buvo nebeįmanoma nuimti, na čiužinio pajautė, kad ant jo daug šilčiau. Tai šiaip tai bendrai labai gerai išsimiegojom, atsikėlėm, viskas šlapia, kaip visada, kaip ir buvo galima tikėtis. Bet viskas atėjo rytas ir mes jau sušilę. Einame kavos ir bandelių į degalinę. Mums liko 4 valandos kelionės. Ir vis tiek laukiamiausia iš tos kelionės dalis tikrai nėra ėjimas. Mes einame tam, kad praleisti laiką pas močiutę. Tai labai smagu, nes tiesiog žinau, kaip ten ramu bus. Einame su nakvynė, tai turėsime šiandien dar visą pusdienį ir rytoj pusryčius kartu. Bet man tiesiog močiutės namai asocijuojasi su tokia tyla ir ramybė. Kažkada atvažiavau pas ją pietauti ir jau pavalgėm ir jinai sako, nu tai vaikeli, nueik į miegamąjį pamiegok dienos pietų miego. Na ir aš nuėjau, taip atsiguliau. Ir guliu to jos lovai su ten 3 tokiais močiutiškais paklojimais, užklojimais. Ir jinai taip ramiai vaikšto, tyliai, prižiūri šuniuką, viską, kad tik niekas nesutrukdytų man miegoti. Ir aš jau atsikėliau, atėjau į svetainę, kur jinai sėdi ir jinai taip prie pat televizoriaus prisistūmus į kėdę. Sakau, močiute, ką tu čia darai? Ir jinai sako, aš skaitau žinias. Tai jinai taip sėdėdama prie pat televizoriaus, įsijungusi žinias, skaito tą tokią pačioj bėgančią žinių eilutę. Labai miela buvo. Ar tau sakė tėtis, kad mes pešiom pas tave atėjom? Išprotėjai. 100 km beveik gavosi, nes ėjom toliau nuo kelio. Negalima šitie. 2 dienas ėjom pas jūs. Tik kur nakvojat? Palapiniai. Dieve, tu brangu. Taigi reikėjo vakarą ateiti. Jos yra nukreiptos prieš 2
didžiausias naftos bendrovės Rosneft ir Lukoil, teigiama, kad tokio žingsnio imtasi siekiant priversti Maskvą derėtis dėl taikos susitarimo Ukrainoje. Taip pat ir Europos šalių lyderiai šiandien renkasi Briuselyje į viršūnių susitikimą. Pagrindiniai klausimai čia ir bus parama Ukrainai tolesnė ir Europos gynybos stiprinimas. Briuselyje laukiama ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Priminsiu, kad bendrija iki šiol nėra priėmusi dar rudens pradžioje pristatyto 19 sankcijų Rusijai paketo, nes iki šiol yra nesutarta dėl įšalinto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Noriu visiems parodyti, kaip skaniai gamini. Tai galit atvažiuoti. Labai brangiai kainuoja. Brangiau kaip restorane. Žinai, restorane da neiškeps, tokiu ant kepyrą neiškeps. Ne, aš nesu niekur ragavus tokių blynų, niekur neraščiau. Nu, čia savas pienas. Pienas jau. Labai skanu, močiute, ačiū. Ir mėginimų egzaminų pasidalinti ir taip, nepamirškit, kad iki pat geros popietės tą galima padaryti, pavyzdžiui, per pietų pertrauką skirkite 15-20 minučių ir išbandykite savo jėgas, tikrai nėra ko gėdytis, sužinosite galų gale, kur yra jūsų Konstitucijos egzaminą gal nori šiam laikyti? Dabar atvyks kažkada? fotografuoti, jūs tikrai mokate. Ne, bet norėčiau nacionalinį diktantą rašyti. 100% absoliučiai, bet savo nuotraukomis kviečiu pasidalinti ir šiandien.